Tai labas rytas, dar rytas. Ne? Aš esu kilusi iš Šilutės. Žinom, kur Šilutė? Pažįstam žemėlapį? Gerai. Tai kai aš važiuoju į Šilutę, aš važiuoju per Šilalę. Ar žinom, kur Šilalė? Nemaišom Šilutę su Šilalė, nedaug dieve. Okay? Tai kaip atrodo mano kelionė? Vilnius, Kaunas, Kryžkalnis, Šilalė, Šilutė. Taip. Prieš keletą metų man tėtis sako, Gintarė sutaisė Tauragės kelią, važiuok per Tauragę. Myliu Tauragę, faina Tauragė, bet mano kelias yra per Šilalę. Tauragė būtų pokytis, ar taip? Taip, ar ne? Ir dabar, kodėl šitą istoriją, nes aš šitą istoriją naudosiu kaip pavyzdį per visą savo kalbą, tai pokyčiai. Ne? Ir čia šiuo atveju, kodėl aš nenoriu per tą Tauragę važiuoti. Ką mes dažniausiai girdime, kai kalbam apie pokyčius? Ką girdim? Girdim, kad vadovo vaidmuo labai svarbus. Taip, kad reikia komunikuoti, reikia sakyti, kodėl pokytis vyksta ir kodėl jisai svarbus. Ar taip jums sako? Taip, ne? Kad reikia švęsti sėkmę, kad pokytyje perint per tam tikrus etapus, būna liūdesio, pasipriešinimo ir taip toliau, kad keistis yra sunku. Gintarė, kodėl tu nevažiuoji per tą Tauragę, taigi čia nieko tokio. Pažiūrėsim. Ar ne? Kas nenori keistis, jie galbūt yra nelankstus, fiksuotos mąstysenos ir šiaip su jais sunkiau dirbti. Ar girdim šitą ir patys taip sakom? Taip. Ir kad būtinai reikia valdyti pasipriešinimą. Ir man, žinokit, pasakysiu taip, aš kai dirbu su organizacijom, man viso šito yra per mažai. Man tai yra per paviršutiniška ir aš noriu gilio, aš noriu suprasti, kodėl keisti sunku. Kodėl tas pasipriešinimas atsiranda? Ar žinom, kodėl atsiranda pasipriešinimas arba kodėl keisti sunku? Nes pokytis. Tai vėlgi per mažai. Tai pirmiausia, dar prieš einant toliau, noriu su jumis greitai apsibrėžti, kas yra tas pokytis. Kas yra pokytis? Kas man pasakys? Pokytis, kai kažką turime daryti kitaip, ar ne? Nebe taip, kaip darėme, taip? Bet dabar kita dalis yra, tam, kad aš galėčiau kažką daryti kitaip, aš turiu tą kitaip išmokti. Taip? Pokytis su mokymu yra labai susiję, jie nėra tas pats, bet jie yra labai labai panašus. Ir iš tiesų smegenų veikla yra ta pati arba panaši. Ne? Tai kaip veikia mūsų smegenys pokyčio metu? Kas daro su mūsų smegenimis? Pokyčio metu veikia 3 smegenų zonos. Čia toks nedidelis smegenų žemėlapis. Ir pirmoji zona yra baziniai ganglijai, tai jinai yra centriniai smegenų dalyje. Ir baziniai ganglijai, ten yra saugoma ar ne, arba informacija, tai yra apie žinomus veiksmus. Tai yra nesąmoningi mūsų veiksmai, kuriuos mes atliekam kiekvieną dieną, apie kuriuos nereikia papildomai galvoti, ar ne, ryte atvažiavau į darbą, net nepastebėjau to kelio. Ar tai būna? Taip. Atėjau į ofisą, jau automatiškai einu prie aparato, jau suku ten į tą ir tą pusę. Ar taip? Taip. Tai šitie visi veiksmai yra išsaugoti centrinėje mūsų smegenų dalyje, bazinėse ganglijuose. Dabar kas tada nutinka su pokyčiais, tai mums dabar ateina ir kažkas sako, dabar reikės daryti kitaip. Neįsi kavos pasidaryti iš ryto, arba į darbą turėsi važiuoti kitu keliu. Tai reiškia, mes nebegalim pasikliauti baziniais gangliais, įsijungia mūsų prefrontalinė smegenų žievė, kuri yra atsakinga už naujas užduotis. O, žiūriu, nušokom. Tai va, jinai atsakinga yra už naujas užduotis. Prefrontalinė žievė taip pat atsakinga už problemų sprendimą, sprendimų priėmimą, emocinį suvokimą. Tai šita dalis smegenų veikia, kai yra sprendžiami labai svarbus reikalai. Ar ne? Tai yra labai svarbi smegenų dalis, jos darbas labai labai reikalingas, bet yra labai įdomu tai, kad prefrontalinės žievės darbas kainuoja. Jis yra labai brangus. Ką tai reiškia? Jam reikia daug energijos. Mūsų smegenys energijos atiduoti nenori. Apie tingėjimą šnekėjo, ar ne, kolega? Jos nenori eikvoti energijos, kai nereikia to daryti. Tai kodėl gaunasi, kad mes nenorim keistis, nes mūsų smegenys nenori keistis. Ir tame nėra nieko blogo, taip? Tai ir labai dažnai per pokyčius, kas tada nutinka, mes labai pavargstame. Mes vėlgi išeikvojame labai daug energijos, naudodami prefrontalinę žievę. Ir kita dalis yra tai, kad prefrontalinė žievė turi mažą pralaidumą. Ką tai reiškia?
vienu momentu aš galiu fokusuotis tik tai į vieną dalyką. Tai nežinau, ar esat pastebėję, tas pats važiavimas ne per Šilalę, o per Tauragę. Dabar jeigu man reikėtų ties Kryžkalniu jau sukti Tauragėno, nevažiuoti toliau link Šilalės, kas pas mane įvyktų, aš jau galėčiau fokusuotis tik tai į tą kelią. Jeigu šalia eitų radija, jinai pradėtų mane nervinti. Aš turėčiau ją išjungti. Jeigu kažkas šnekėtų kažkokiom temom, aš jau nebegaliu klausytis, nes mano fokusas yra naujas kelias, aš jo nepažįstu, nesvarbu, kad GPS veikia. Tai yra man nepažįstama dalis. Taip, tai reiškia mano smegenys ir tada visas tas fokusas kainuoja labai labai daug energijos. Ir tai, sakiau, yra antra dalis, ar ne, smegenų, kuri veikia. Per pokytį tada įsijungia dar viena smegenų dalis, tai yra orbitofrontalinė žievė, kuri atpažįsta klaidas. Ką tai reiškia? Tai sako, dabar žiūrėkit, nuo šiandienos darysime darbus kitaip. Bus naujas procesas. Ar ne? Ar aš iš karto galiu pasikeisti? Nu, negaliu, ar ne? Ir mano smegenys, būdamos tokios protingos, turi tą vieną sukurtą kelią, kaip nervinį taką, ar ne, kaip ta užduotis turi būti atlikta. Ir kas tada gaunasi? Sako, reikės daryti kitaip. Ir toks netitikimas gaunasi. Nauja informacija, jinai netitinka mano senosios informacijos. Ir kas nutinka? Klaida. Erorą pradeda mėtyti mano smegenis, ima mėtyti klaidą. Ar ne? Ir jeigu pokytis atpažįstamas kaip grėsmė, o dažniausiai jis yra atpažįstamas kaip grėsmė, ar įsijungia orbitofrontalinė žievė, kuri yra atsakinga už nepatogumą ir skausmą. Fizinį skausmą, kuris yra pamatuojamas. Mes galim įvertinti savo skausmą pokyčio metu nuo 1 iki 10 ir taip toliau. Tai reiškia, mums skauda. Ne? Tai jeigu žiūrėti, kaip maždaug veikia, tai mes turime tą senąjį taką, nervinį sukurtą, dabar sako, reikės tau daryti taip. Kas su mano smegenimi veikia? Oi, sugliučino biški, klaida, nežinau, kaip tai daryti, negaliu daryti. Ir kas tada nutinka, šitas man pasakymas labai patinka, smegenims pokytis yra kaip kūnui smūgis ar kaulo lūžis. Tai mes, kai šnekam, kad pokytis turėtų būti lengvas, kad pokytį mes čia kažkaip tai esam nelankstus ar ne ir taip toliau, tai yra neteisingas pasakymas, nes fiziologiškai mums skauda. Kaip jums tai skamba? Atleisim savo dabar daugiau? Gerai. Tai jeigu dabar žiūrėti, ką daro mūsų smegenys norėdamos sutaupyti, ar ne, atiduoti kuo mažiau energijos ir nejausti to skausmo. Tai ką mes dažniausiai darome? Šiaip mes grįžtam prie senų įpročių. Mes norim dalykus daryti taip, kaip darėm. Ar ne? Ir darbe, ir namuose, nes mums labai patogu. Vėlgi, mūsų smegenys yra protingos, jos yra efektyvios, jos nori būti efektyvios, jos prefrontalinę žievę nori naudoti tik tada, kai reikia, kai yra labai labai svarbu, ar ne? Todėl geriau yra grįžti prie senų įpročių. Tai atsiranda tas pasipriešinimas, ar ne, vadinamasis, nes mums nėra patogu. Mūsų smegenys pradeda ieškoti panašumų ir apibendrina. Ir aš kaip sakau, tai apie ką tai yra? Jeigu aš jau esu turėjęs kažką panašaus, ar ne, jeigu esu patyręs kažką panašaus, mano smegenys ima ieškoti to naujo panašumo su kažkuo senu. Nes tada man tampa lengviau, nes aš jau turiu su kuo sėtis. Nes tada kitas punktas, kai yra, kad remiasi egzistuojančiais nerviniais takais, tai žiūrėkit, kas gaunas netgi apie mokymo procesą, kai mes šnekame, aš visą laiką prieš mokymus ar ne, per mokymus klausiu, sakau, žiūrėkit, ką žinot jau šitą temą. Kodėl tai yra svarbus klausimas? Todėl, kad mums yra lengviau informaciją jungti prie jau egzistuojančios informacijos, negu kurti visiškai naujus nervinius takus. Nes tai yra naujo dalyko išmokimas. Tai tarkime, ar išmokti japonų kalbos, kas yra visiškai man nauja, ar išmokti kažkokios kalbos, kuri jau galbūt siejasi su kokia kalba, kurią aš jau moku, ar ne? Bus truputėlį lengviau, ženkliai lengviau tikriausiai. Mes taip pat susifokusuojam į vieną užduotį, aš jau kaip minėjau, ar ne, irgi kitas pavyzdys galėtų būti, tai kaip mokėmės vairuoti mašiną. Kai sėdau pirmą kartą į mašiną, ar žinau, kas ten kur yra, ar ne, ar žinau, kaip ten ką spausti. Tuo metu aš tik tai galvoju apie tai, kad man reikia pavarą perjungti ir viskas. Tai taip veikia mūsų smegenys tuo metu. Jos ieško paprastesnių sprendimų, tai reiškia, kaip tai padaryti geriau, greičiau, nenaudojant tų resursų, kurios turėčiau naudoti, ar ne, arba automatizuoja procesus. Tai
pagal ką mes dabar kuriam visas dirbtinį intelektą ir panašiai, automatizuojam procesus įmonėse, tai pagal mūsų smegenis. Tai reiškia, kai mes automatizuojam procesus, mes vėlgi tada padarome arba sukūrėme tą galimybę, kad informaciją saugojame tada baziniuose gangliuose ir mes tuos naujus veiksmus galime daryti kiekvieną dieną apie juos sąmoningai negalvodami. Tai kaipgi mūsų smegenys tada mokosi ir automatizuoja tos procesus. Čia labai lengva, kai mes susijęjame būtent pokyčio įvedimą su mokymosi procesu. Ką tai reiškia? Reiškia, kai aš pradedu mokytis naujo dalyko, kai man sako, kad nuo šiandieną tu turėsi naudoti naują sistemą, kad nuo rytojus bus naujas procesas atlikti šitą ir šitą darbą, kas pas mane yra? Pas mane yra nesąmoninga nekompetencija. Aš nežinau, ko aš nežinau. Tai reiškia, atėjo, man reikės taip daryti, bet aš nieko neturiu, jokio suvokimo apie šitą, ką man reikės daryti. Nei žinių, nei sąmoningumo apie tai. Ir gebėjimų taip pat nėra. Tai reiškia, aš negaliu to daryti. Pas mane yra senasis takas, aš nežinau, kaip turi atrodyti naujasis takas. Ir aš laukiu informacijos. Taip. Ir jeigu toliau eisim ar ne, tai mes pradedam mokytis, mes gaunam tą informaciją, mes pereinam galbūt tam tikrą apmokymą, susipažįstam su teorinė medžiaga. Teorinė medžiaga. Taip, tai pas mus atsiranda sąmoningumas, aš jau žinau, kad įsėdus į automobilį, man reikės patikrinti veidrodėlį, aš sąmoningai galvoju apie kiekvieną savo veiksmą. Jeigu naudoju naują sistemą, man reikės pirmą paspausti šitą mygtuką, aš dar pasiemu savo špargalkę ir ją seku, darydamas kiekvieną žingsnį. Tai yra normalu. Taip mes kuriam naujus nervinius takus. Ne? Tai žinau, ką reikia mokėti, bet dar nebūtinai moku. Po sąmoningos nekompetencijos mes atsidurėme sąmoningai kompetencijai. Tai reiškia, aš galiu atlikti užduotis, bet man dar reikia stengtis. Tai yra tas momentas, kuris truputėlį būna vedamas liūdesio, nes aš taiga suprantu, kad kelio atgal nėra, kad aš jau mokausi ar ne, išvažiavau aš su ta mašina jau vienas, išsilaikiau, o Dieve tiek dalykų aplink mane vyksta. Ir nėra kas padės, nėra kas pasakys. Ir dabar gaunas jau tos asmeninės patirtis ima kurtis, nes žiūrėk, dar tai nutinka, ir dar tai nutinka, ir dar taip gali būti, bet aš stengiuosi viską sąmoningai apgalvoti. Ir aš kaip sakau, šiuo momentu atsitinka keli dalykai. Jeigu kalbant apie nervinius takus, daugiausia nervinių takų arba didžiausias kiekis nervinių takų pas mus yra, kai mums yra 4 metai. Tai reiškia pas mažus vaikus. Ir kas nutinka po to, nes jeigu jie ir toliau turėtų tą nervinių takų didžiulį kiekį, nežinau, turbūt išprotėtų, bet kas tada nutinka su mūsų smegenimis? Mūsų smegenis yra tas netgi labai gražus žodis, tam yra genėjimas, naudojamas žodis, ima genėti nebenaudojamus nervinius takus. Tai jie nyksta, arba jie apdyla, ar ne, arba jie nunyksta iš viso. Tai reiškia, nuo vaikystės, jeigu mes kažko nebedarome, šitie takai arba išnyksta, arba jie sudyla. Kodėl sakau, kad ne visą laiką išnyksta visiškai? Aš dabar duosiu kitą asmeninį pavyzdį. Tai mano tėvai, jų šuniukas mirė 3 prieš 3 metus. Ir kur aš sakau, kad pas mane dabar yra sąmoninga kompetencija su šituo pokyčiu, todėl kad aš vis dar, kai atvažiuoju ir paskambinu į duris, ko aš tikiuosi? Lojimo. Vis dar. Bet aš jau šiandieną sąmoningai ateinu, nebus lojimo, aš jau suprantu, lojimo nebus. Aš paspaudžiu mygtuką ir galvoje vis tiek dar nuskamba lojimas. Tai aš sakau, dyla šitas takas, bet dar jisai yra. Tai pasižiūrėkit, kiek kartais tie dalykai, kuriuos mes mokėjome, pas mus užsilieka. Tai takai nebūtinai numiršta, jie sumažėja ar ne, jie nudyla, jie galbūt prisijungia prie kitų takų, nes mūsų smegenys stiprina tik tuos takus, kurie yra naudojami kasdieną, nes juos reikia stiprinti. Tai reiškia, vėlgi mes taip tada lengviau galėsime dirbti ir naudoti mažiau resursų. Ir galiausiai mūsų tikslas yra koks? Kad šitas takas taptų automatišku. Tai pas mus atsiranda nesąmoninga kompetencija, tai reiškia, aš jau darau tą darbą, taip kaip prieš tai dariau, naudojau kitą ar ne procesą automatiškai. Bet tam reikia laiko. Ir nemažai laiko, kai mes kartais galvojam, kad pokytis labai lengvai įsiveda, netiesa. Tai reiškia, mes norim, kad žmonių smegenų struktūra ar ne nerviniai takai pasikeistų. Ir todėl kita dalis yra kiekvieną kartą atėjus naujam pokyčiui mes einam iš naujo per šitos procesus.
Tai mano labai didelis noras yra tada, kad prisiminkim, kad pokytis pirmiausia mūsų smegenim kainuoja ir skauda. Taip, kad ir koks jis geras organizacijai, geras mum patiem, bet jam reikės pastangų ir energijos, ar ne? Ir reikės iškęsti tam tikrą diskomfortą. Ir taip pat, kai įvedinėjom tą pokytį, norėčiau, kad galvotume apie jį kaip apie mokymosi procesą ir norėčiau, kad suprastumėm, kaip mokos mūsų smegenys. Kurkim saugią aplinką klysti ir mokytis iš klaidų. Čia jau kalbu apie psichologinį saugumą ir mokinio saugumą. Tai reiškia, kad mokytis mes turime nebijoti, kad mums yra pateikiama informacija, kad mes žinome, kur klausti ir klaida nėra blogai, kol aš mokausi. Nenuvertinkime ir neteiskime. Nėra taip, kad tu ten nelankstus, tu ten fiksuotos mąstysenos ir taip toliau, ir taip toliau. Kiekvienas einame per panašų smegenų pokyčio procesą. Taip, prisideda mano asmenybė, taip, galbūt pozityvesnis, galbūt atviresnis ir taip toliau. Vieniem galbūt bus lengviau per tai pereiti, kitiems sunkiau, bet tai yra normalus fiziologinis procesas. Būkime šalia. Čia pratęsiu savo Šilutės istoriją. Kodėl aš šitą pavyzdį duodu vadovam per mokymus. Ne, aš sakau, dabar žiūrėkit, aš esu jūsų darbuotojas, jūs mane dabar turite įtikinti, kad pokytis važiavimo per Tauragę yra naudingas ir aš turiu tai daryti. Tai Gintarė įmonė sutaupys ten tiek ir tiek ir tiek. Tai tenai nudils padangos gal mažiau. Nesvarbu, sakau man. Man nesvarbu, aš noriu važiuoti per Šilalę ir jūs palikit mane ramybėj. Ir labai labai džiaugiuosi, kai atsiranda vienas, kuris sako Gintarė, o jeigu aš važiuočiau kartu? Jeigu kitą kelionę mes padarytumėm dviese. Aš pravairuosiu, aš parodysiu, kaip tu tada jausies. Iš karto viduje atsiranda saugumo jausmas. Taip, man iš karto ramiau, aš ne viena. Tada kiti vadovai, Jėzu, tai man čia dabar kiekvienam darbuotojui skirto laiko čia šalia sėdėti. Nori pokytį gerai įvesti, tai teks. Jeigu pats negali, turim turėti tam žmonės, kurie bus tie žmonės, kurie sėdės šalia. Kurie padės įvesti mane į tą naują procesą. Tai šiuo atveju būkime patys pavyzdžių, būkime kantrus ir palaikantis, tai tam reikės laiko. Ir jeigu patys einam per pokytį, tai būkim savo supratingi, taip, su manim viskas gerai. Ar ne, būkim savo kantrus, žinokim, kaip pailsėti, nes, kaip sakiau, ar ne, smegenis naudoja labai daug vidinių resursų, eidamos per pokytį, tai žinokim, kaip leisti savo pailsėti, atsigauti po tos dienos. Ir išlikim pozityvus orientuoti į tikslą. Nes jeigu pastoviai grįžiosimės į praeitį ir kaip tenai buvo geriau, pokytį įvesti bus sunku. Buvo faina, pajaučiam nostalgiją ir judam į priekį. Nostalgija beje yra geras jausmas, tai judam į priekį ar neturėdami naują tikslą. Tai va, ačiū.